Taip, šiandien kilo man viena idėja. Aš dažnai komunikuoju apie mitybą, rodau mokslinius straipsnius šią temą. Tai pats sportuoju, tai kai kurie galvoja, kad pakankamai stipriai, nes šiokius tokius rezultatus vis dėlto demonstruoju. Ir nemažai žmonių paklausė, o kaip aš pats maitinuosi, kaip atrodo mano paties mityba. Tai va šiandien pabandysiu pafilmuoti visą dieną, parodyti tipišką kasdienę mano mitybą, ką aš valgau. Pademonstruosiu keletą įrankių, kaip galima įvertinti savo mitybą maistinių medžiagų prasme. Daug kas galvoja, kad nemažai sportuojančio asmens mityba yra labai brangi, nes reikia daug surinkti įvairių medžiagų. Taip pat pabandysiu paneigti šitą mitą, parodysiu, kiek mano paties mityba kainuoja, kad tikrai ji nėra brangi, kokius produktus aš renkuosi dažniausiai. Tai viską šiandien ir pamatysite. Rytą visada pradedu su puodeliu vandens. Kavos paprastai negeriu, nes daug kavos nelabai man tinka pagal genetiką. Turiu kofeino variantą, kuris yra nelabai palankus, tai yra lėto metabolizuotojo. Ir kuo daugiau geriant kavos, tuo daugiau gali pasireikšti neigiami kofeino poveikiai. Todėl šiaip kavos vengiu. Bet tam tikrais momentais aš kofeiną vartoju papildomai. Pavyzdžiui, prieš sunkias treniruotės aš geriu kofeino tabletės. Laikas pradėti gaminti pusryčius. Paprastai po atsikėlimo praėjus kokioms 30 minučių jau darausi pusryčius. Pusryčiai pakankamai sotus, kaip pamatysit. Nes po to po pusryčių ten gal sekantį kartą maitinuosi po kokių 5 ar 6 valandų. Taip, jungiam puodus, kad šiltų. Gaminsiu avižas ir kiaušinienę. Taip, mano tradiciniai pusryčiai. Kiaušinienę kepsim ant alyvuogių aliejaus. Šaukšto pilnai užtenka, daug nereikia. Alyvuogių aliejų paprastai perku ne pigiausią ir nebrangiausią, tokį vidutinišką. Ir tai pagrindinis mano naudojamas aliejus mityboje. Reikia kažkokių daržovių. Tuoj surasim. Čia pas mane yra virtuvinės svarstyklės, kur aš pasveriu, kiek ko naudoju. Žirniukai ir morkos. Dažnai perku šaldytas daržoves. Gal tiek užteks. Kitos daržovės bus špinatai. Irgi dažnai naudoju. Špinatus reikia praplauti. Dabar aliejus iššilo. Galima žirniukus su morkytėm berti. Tegu šiek tiek pakepa, suminkštėja ir jau matau
verda vanduo, į kurį dėsiu avižas. Taip, avižas irgi normuojam, pasveriam. Kažkur 100 gramų ryte sausų avižų. Gavosi 103. Šiek tiek dar įsibarstė. Nieko tokio. Dedam į verdantį puodą. Ką aš dar darau, aš šiek tiek pasiskaninu avižas. Tai arba razinom, arba džiovintom spanguolėm. Tai jau dabar džiovintų spanguolių paimsiu šiek tiek, 20 gramų. Ir jau bus man daug skaniau. Spanguolės į avižas. Taip, reikia jungti gartraukį, nes jau čia viskas kepa smarkiai. Taip, tai dabar žirniukai su morkom jau kaip ir pakepė ant viršaus. Dabar dar dedu špinatų lapelius. Tai visą keptuvę apdedu špinatais, kad šiek tiek jie suminkštėtų. Ir po to ant viršaus mušiu kiaušinius. Gražiai atrodo žalia spalva, spalvotas maistas. Čia turiu tik 2 kiaušinius, reikės paimti ir iš kitos dėžutės. Taip, kiaušinius aš perku pakankamai paprastus, daug nekainuojančius, nematau prasmės permokėti už kiaušinius ir apskritai, ką aš pasakysiu. Viską, ką aš valgau, tai yra konvencinis parduotuvėse parduodamas maistas, ne pas kažkokius ūkininkus ar kažkur kitur. Nesakau, kad blogai ten pirkti, viskas okei, ten organinis maistas galbūt yra šiek tiek geresnis, bet dažnai jis yra labai pervertinamas ir daugiau tas organinis yra tik tai marketinginis triukas. Ir tikrai nemanau, kad maistas ten gali būti ant tiek geresnis, kad už jį reikėtų ten 2-3 permokėti. Tai to aš nedarau. Aš esu konvencinio maisto šalininkas. Tai viską, ką aš valgau, tai galima nusipirkti prekybos centre. Kaip ten mūsų avižas. Gerai verda, minkštėja. Kaip atrodo maistas besigaminantis. Dar vienas dalykas, kad visas mano maistas tai yra savo paties gaminamas paprastai ir natūralus. Tai nesvarbu, kad ten produktai neorganiniai, bet tai įprasti, konvenciniai, bet jie yra natūralūs. Tai matom, čia visi ingredientai natūralūs. Ten kiaušiniai, daržovės, salotos, kruopos, viskas yra natūralu. Nėra jokio perdirbto maisto. Jeigu valgau, tai labai nedaug tokio maisto. Taip, kiaušiniai gyvi, avižos gatavos, dedam viską į lėkštę. Tai viskas atrodo. Kadangi nenaudoju labai daug aliejaus, tai ir keptuvė neplaukia aliejumi. Nieko nėra. Labai lengvai po to įsivalo. Tai apserviruojam ant stalo. Taip atrodo mano pusryčiai. Gero
apetito. Kiekvieną kartą po pusryčių dar suvartoju šaukštą žuvų taukų ir kapsulę 2,5 tūkstančio tarptautinių vienetų D3 vitaminų. Taip. Ką dabar darom? Pilnas šaukštas. Daug kas nemėgsta skystų. Man jokio skirtumo. Jeigu taip paskaičiavus, kapsulėm netaip gerai apsimoka negu geriant skystų. Skystam tam šaukšte daug daugiau negu ten nurodyta kapsulių dozėse. Jūs gausite 2 pagrindinių jūrinės kilmės omega-3 riebiųjų rūgščių. Pusryčius jau matėt, o dabar aš pabandysiu įvertinti juos pagal maistinės medžiagas, pagal energetinę vertę. Ir tam aš naudosiu Chronometer programėlę. Šita programėlė leidžia visą tai padaryti, bet pačioj pradžioj reikėtų teisingai nusistatyti savo profilį. Tai gimimo data, ūgis, svoris, pagal kuriuos tada bus skaičiuojama jūsų ramybės medžiagų apykaita pagal Mifflin-St. Jeor formulę. Tada nurodyti savo aktyvumo lygį. Čia yra keletas skirtingų lygių. Yra sėslus, vidutiniškai aktyvus, labai aktyvus. Paprastai žmonės papuola į tą kategoriją mažai aktyvus arba vidutiniškai fiziškai aktyvus, nebent būtų dideli sportininkai. Ir po to reikia dar nusistatyti savo tikslą ir makromedžiagų taikinius, tai baltymų, angliavandenių riebalų, nes tradiciniai čia nurodyti nelabai jie tinka sportininkams. Taip pasitikrinau, kaip programėlė skaičiuoja jo pagal Mifflin-St. Jeor formulę. Taigi, o čia yra mano ramybės medžiagų apykaita, 1744 kalorijos apytiksliai. Tiek man reikėtų suvartoti, jeigu aš 24 valandas per parą gulėčiau lovoje. Bet aš esu fiziškai aktyvus, todėl man reikia įvertinti mano fizinio aktyvumo lygį. Čia yra nurodyta keletas aktyvumo lygių, bet nei vienas iš šitų nurodytų man netinka, nes aš žinau iš praktikos, mano yra tarp vidutiniškai ir labai fiziškai aktyvaus. Tai būtų koeficientas 0,7. Bet tokio nėra, bet tokį galima pačiam apsiskaičiuoti. Jeigu mes turim savo tą ramybės medžiagų apykaitą ir padauginam iš koeficiento to 0,7, bet jisai turi būti išreikštas čia kaip 1,7. Tai va, tiek energijos man iš viso reikėtų ir aš atimu savo ramybės medžiagų apykaitą, gaunu 1220. Apvalinam į mažesnę pusę. Tai va tiek bus reikalinga mano fiziniam aktyvumui. Taip. Toliau tam tikras aktyvumus galima nurodyti tą bazinį aktyvumą kaip pavyzdžiui, vidutinį arba lengvą ir pridėti tam tikras fizinės veiklas, jeigu jūs turite tam tikrus devices, sensorius, kurie gali vertinti, pavyzdžiui, bėgate valandą, tai galite nusistatyti šitą ir įdėti duomenis iš tų prietaisų. Tai tada mes dar pridėsim maisto terminį efektą, nes ne visas maistas, kurį suvalgote, ne visos jo kalorijos yra 100% organizmo pasisavinos. Reikia dalį kalorijų paaukoti to maisto virškinimui, asimiliavimui, sandėliavimui ir panašiem dalykam. Tai weight goal, neturime weight goal, tiesiog palaikyti
palaikyti kūno svorį. Tai tikslas maždaug suvalgyti tiek ir mano kūno svoris turėtų būti stabilus. Taip, ir dabar kitas svarbus momentas tai yra mūsų makro taikiniai. Tai yra kiek aš planuoju suvalgyti šitų makro medžiagų ir jeigu aš tiek suvalgau tiksliai panašiai, tai maždaug pasiekiu savo tikslus po 100%. Taip, tai jeigu mes nusistatom gramais, tai man reikia bent 2,2 gramai kilogramai kūno svorio baltymų, tai būtų padauginu iš savo svorio. Tai 180 gramų man reikia baltymų, toliau riebalų man reikia maždaug 1,2 gramo. Tai statom 1,2 gramo, kad kūno svoris kažkur 98 gramų, riebalų man reikia. Ir visa kita, kas lieka, tai yra angliavandeniai. Mes turim 3200 maždaug 200 kilokalorijų, ne? Reikia atimti baltymų ir riebalų kalorijas. Tai 1 gramas riebalo turi 9 kilokalorijas, tiek iš riebalų turėčiau surinkti ir pridedam baltymus. 180 padauginus iš 4, nes 1 gramas baltymų 4 kilokalorijos. Tai kiek čia gausis? Minus. Tai tiek man lieka angliavandeniam. Čia yra kilokalorijom, kadangi 1 gramas angliavandenių 4 kilokalorijos dalinam iš 4, kažkur 400. Taip ir yra. Ir proporciškai gaunasi, mano mityba turėtų būti 22% sudaryti baltymų, kažkur pusę kalorijų angliavandeniai ir 28% riebalai. Taip, dabar jau galim vesti savo maistinės medžiagas. Aš parodysiu vedimo pusryčių, mano pusryčių, kaip taisyklingai susivesti. Tai maistas, renkamės food ir čia renkamės tos ingredientus, iš kurių mes gaminame savo patiekalą. Tai pas mane buvo alyvuogių aliejus, kepiau ant alyvuogių aliejaus. Tai svarbiausia yra duomenų bazė, nes apie jūsų maistą sprendžiama iš kažkokios referentinio tokio analogiško produkto patikimoje duomenų bazėje, kur tam tikros institucijos yra padariusios tyrimus su tais produktais. Pavyzdžiui, ištyrė obuolį ir kiek obuolys ten turi įvairių medžiagų. Tai ar duomenų bazė yra patikima, galima spręsti iš to, kiek nurodyta maistinių medžiagų joje. Tai pavyzdžiui, apie alyvuogių aliejų, šitą duomenų bazę pateikia 81 maistinė medžiaga. Jeigu būtų iki 10, tai nėra išsami analizė produkto. Čia pakankamai daug, tikrai galima pasitikėti. Tai galima rinktis įvairiais vienetais, tai šaukštais panašiai. Aš žinau, kad mano šaukštas yra 5 maždaug gramai, tai aš suvedu. Taip, alyvuogių aliejus jau yra. Toliau buvo šaldyti žirneliai ir morkos. Tai frozen peas and carrots. Duomenų bazė patikima, 80 nurodytų maistinių medžiagų. 63 gramai buvo šito ingrediento suvedėm.
Toliau špinatai. Spinach. Raw. 22 gramai buvo. Vėlgi, žiūriu duomenų bazę, 81 nurodyta maistinė medžiaga. Veda. Toliau buvo kiaušiniai. Raw eggs. Tai imsim žalę, dar termiškai neapdorotą. Kiaušinis kažkur, matau, kiaušinis kažkur turi 6 gramus baltymų vienus. Tai vat, imam 50 gramų, pas mane buvo, galima ten lukštus atmesti, tai bus gal kem 8, tiek teisingai. Tai padauginus iš 5, tai bus 240. 240. Taip, suvedėm kiaušinius. Tada buvo kiaušiniai druskinami, tai nepamirštam druskos, jeigu norim tiksliai natrio kiekį sužinoti. Sea salt naudota, tai buvo keli žiupsneliai. Taip, ir pipirai buvo dar. Taip, vienas žiupsnelis. Tai yra. Kas dar? Dar buvo avižos. Oatmeal. Avižos, sausos. Imam dry, sausos. 103 gramai, kiek pamenu. Taip, kadangi avižos sutraukia vandenį, galima įvertinti, kiek vandens sutraukia. Avižos maždaug dvigubai sutraukia vandens negu pačios sveria. Tai tą aš irgi galiu užfiksuoti. Tai maždaug 206 gramai vandens dar prisidėjo nuo avižų. Ir dar aš gėriau prieš tai puodelį vandens prieš pusryčius. Tai irgi užfiksuosiu. Tai kažkur 300 gramų, 300 ml, 300 gramų. Į avižas aš dar dėjau džiovintas spanguoles. Tai čia cranberries, man atrodo, dried sweetened. Jo, teisingai, buvo 21 gramas. Dar žuvų taukai buvo šaukštas, pamenat. Tai žuvų taukai, tai cod liver, fish oil, cod liver. Tai bus Möller's. Čia gali būti šiek tiek mažiau nurodyta, bet aš esu pasitikrinęs, kad visos medžiagos, kurios yra žuvų taukose, čia yra nurodytos. Čia yra Jungtinių Amerikos valstijų žemės ūkio departamento duomenimis atlikta analizė tokio produkto. Tai šaukštą išgėriau, tai yra 5 gramai maždaug. Ir vitaminas D buvo D3. D3 tai yra 2, dabar reikėtų pasitikrinti, ar 2,5. 2,5 tarptautinių vienetų. Lyg tai 2,5. Taip, tai nurodom šitą. Ir atrodo, viską susivedžiau. Ir čia matote analizę mano pusryčių. Iš viso suvartojau 950 kilokalorijų, iš jų 46 gramai tai buvo baltymai, 97 gramai angliavandeniai ir 43 gramai beveik riebalų. Čia toliau pati svarbiausia duomenys, kiek mikromedžiagų aš surinkau, tai matom vitaminai ir mineralai. Tai vien tik iš pusryčių aš jau užsitikrinau tam tikrų vitaminų paros normas. Tai, pavyzdžiui, vitamino B2 riboflavino, B12, vitamino A, vitamino D, nes papildą vartojau, vitamino K,
tam tikrų mineralų, kaip geležis, manganas, fosforas, selenas. Tai va čia vien tik iš pusryčių. Bet matom, dar kitos grafos yra neužsipildžiusios, kai kurių vitaminų dar labai trūksta, kaip vitamino B3, vitamino C, vitamino E, bet aš dar valgysiu ir su kitais maistais tikiuosi surinkti ir pasižiūrėsim, kaip tai gausis. Ir po to parodysiu finalinę lentelę. Tai jau kitų produktų aš nerodysiu, kaip susivesti, tiesiog vieno patiekalo, pusryčių, kad maždaug žinotum. Tai tiek. O čia dabar rodau kainą tokių pusryčių. Surašiau kiekvieną iš produktų, ingredientų, kiek maždaug jie kainuoja parduotuvėje. Čia paskutiniu metu už kiek aš pirkau arba už kiek aš paprastai perku. Tai kiek kainuoja kilogramas to produkto ar vienetas, kaip kiaušinių atveju. Ir mano suvartotas kiekis per pusryčius vieno ar kito ingrediento ir finale suskaičiuota to ingrediento kaina patiekale. Ir bendrai pusryčiai savikaina man gavosi apie 2 eurus. Tai 1,93 €. Tai brangiausias ingredientas pusryčiuose tai yra kiaušiniai. Maždaug 90 euro centų. Tai vat tokia kaina pusryčių. Čia daug ar mažai spręsti jums. Taip, tokie buvo mano pusryčiai ir dabar aš einu į darbą, po to šiek tiek pasportuosiu, jėgos treniruotę darysiu, tai sekantis mano maitinimasis jau bus tik po treniruotės ir bus treniruotinis kokteilis, kurį dabar kaip tik ir pasiruošiu. Tai mano treniruotinį kokteilis sudaro išrūgų baltymai, išrūgų koncentratas, 2 geri kaušeliai, stamteliai, tada 5 gramai kreatino monohidrato. Creatina! Agora entendi. Ir 30 gramų gliukozės grynos. Tai pasveriam. Gliukozę. Ir prie viso to dar paimu vieną bananą. Tai va, sekantis mano maistas. Antrasis valgis. Iš viso dienoj turiu 4 valgius. Tai va čia jau skaitykim pusę mano paros maisto. Taip, o dabar pasižiūrėkim, kaip atrodo šitas potreniruotinis maistas pagal maistinę vertę. Čia sudėti visi jo ingredientai ir kas gavos. Tai iš viso toks maistas turi 450 kilokalorijų. Jį sudaro kažkur 48 gramai baltymai, 59 gramai angliavandeniai ir keli gramai riebalų. Einam toliau prie mikromedžiagų ir matom, kiek suteikia įvairių vitaminų ir mineralų šitas maistas. Lyginant su pusryčiais, čia yra gerokai mažiau jame vitaminų ir mineralų, nes įvairovė ingredientų daug mažesnė. Va čia pagrindė visus šitos vitaminus ir mineralus suteikia 2 medžiagos. Tai yra baltymai išrūgų ir bananas. Kitur kreatinas ir gliukozė nieko ten beveik neturi savyje. Tai va, čia šito patiekalo mikromedžiagos, po to aš sudėsiu kartu su kitais
mano valgymais, su pusryčiais, pietum ir vakarienė, viską pridėsiu į vieną krūvą ir pasižiūrėsim pačioje pabaigoje, kiek užsipildys šios grafos. Iš finansinės pusės šitas maistas atrodo taip. Iš viso man kainavo apie 2 eurus, eurą 91 centą ir brangiausias ingredientas buvo išrūgų koncentratas. Šiek tiek kainavo virš eurų. Ir apskritai kalbant, baltymai yra pati brangiausia maistinė medžiaga. Tiek ar tai būtų papildo forma ar natūraliame maiste, tai brangiausiai kainuojanti makromedžiaga. Taip, gaminam toliau ir dabar bus pietus. Tai pietus gaminsiu šitam puode, storo plieno ir garuose jokio aliejaus nebus naudojama gamybai. Taip, šila puodas, o ten į tą puodą virsim makaronus. Kaip visada pasisveriam makaronus, kiek sveria. 121 gramas. Dedam į puodą. Makaronus perku gerus, kokybiškus, paprastai itališkus. Ir labai mėgstu makaronus, tai noriu, kad jie būtų skanūs ir geri. Toliau eina vištienos krūtinėlė. Pasisversim maždaug 200 gramų. Gausi 205. Taip įpjaunu, kad gerai priliptų į vidų ir visur kitur prieskonių. Iš visų pusių paberiu prieskonių, druskos ir į garpadį. Kaip atrodo. Jungiam gartraukį. Toliau daržovės. Tai šį kartą brokolis ir raudonieji kopūstai. Dažniausiai pietum ir naudoju kažką iš kopūstinių šeimos. Tai brokolis ir raudonieji kopūstai daug visko turi. Tai juos ir naudosiu. Tai metam juos į garpadį su vištiena. Jie čia suminkštės ir bus labai skanūs. Toliau gaminam padažą. Darysim Big Maco padažą iš majonezo ir kečupo. Tai maždaug 15-17 gramų kečupo ir panašiai majonezo. Viską išmaišom. Ir gaunasi toks padažas panašus kaip McDonald'e dedamas į Big Macą. Kad man šiek tiek skaniau vištieną valgytis. Ir po visko dar suvalgysiu 2 raudonuosius apelsinus. Jie yra nedideli, tai bus gerai 2 suvalgyti. Paprastai valgau 1 gerą vaisių su pietum. Ir per dieną iš viso bent porą gerų vaisių. Pamaišom makaronus. Niekas nesulipia. Labai gerai.
Ragaujam makaronus. Atrodo geri, perverti nereikia. Dabar apibarstom sūriu. Dedam vištieną. Vištiena, daržovės, brokolis, raudonasis kopūstas. Dabar dar apšlakstysiu 2 šaukštais alyvuogių aliejaus. Ir patiekalas paruoštas. Mano pietus atrodo taip. Šiek tiek vaisių, toliau vištiena su makaronais, pagrindinis patiekalas, daržovės ir padažiukas. Tai pavadinkim tai pietumis, nors paprastai valgau šitą labai vėlai. 3, 4, kartais ir vėliau. Bet taip man gaunasi. Tai yra 3 dienos valgis. Tai pats pagrindinis didžiausias dienos valgis. Dabar vėl žiūrim, kaip atrodo iš maistinės vertės šitie pietus. Vėlgi, suvedžiau visus ingredientus, išmetė duomenis apie šitą patiekalą. Tai energetiškai tai yra pats kaloringiausias mano dienos patiekalas, 1190 kilokalorijų, baltymai sudarė 75 gramus, angliavandeniai 136, riebalai 39 gramus. Dabar žiūrim iš mikromedžiagų pusės. Tai čia matom pagrindinės mikromedžiagas. Tai šitas patiekalas kai kurių mikromedžiagų dienos normas davė su kaupu. Pavyzdžiui, vitaminas C beveik 300% dienos normos. Tai daugiausiai vitamino C, kas mums davė, tai yra, matom, apelsinai, brokolis, raudonasis kopūstas. Ir kitų medžiagų irgi nemažai, daug maistinių medžiagų šitas patiekalas suteikia apie 50% dienos normos. Taip matom pakankamai maistingi pietus, ne viena mikromedžiaga užsipildė, B3 vitaminas, B6, vitaminas C, vitaminas K, iš mineralų tai fosforas, selenas. Taip pat jeigu žiūrėtume kitus dalykus, tai skaidulų beveik 14 gramų turėjo šitas patiekalas. Tai tokia informacija apie mano pietus. Patiekalo kaina. Visi ingredientai ir kiek kiekvienas kainavo. Tai bendroj sumoj gavosi 3,05 €. Tai pats brangiausias mano patiekalas iš visų šios dienos. Ir kuris ingredientas brangiausias? Tai brangiausias buvo vištienos krūtinėlė, kuri sudarė maždaug pusę šito patiekalo kainą. Kaip sakiau, baltymai yra brangiausia makromedžiaga. Tai tiek kainavo mano pietus. Nu ką, ir pats paskutinis, 4. maitinimasis, 4. valgis. Ir valgysiu dar vieną apelsiną.
dabar esu nusipirkęs nemažai apelsinų. Tai šiandien vieną apelsiną, bet šiaip stengiuosi varijuoti vaisius. Ten per pietus ten valgau vieną, į vakarą dar kokį nors kitą. Tai gali būti vietoj apelsino obuolys, ar kivis, ar dar koks nors. Tai šiandien apelsinas ir toliau varškė, pusriebė šį kartą. Būna visaip, būna į liesą perku. 100 maždaug 8 gramų. 10 gramų saulėgrąžų sėklų. Juodo šokolado turiu. Tai bus, kiek čia bus? Dar 11 gramų, bet susismulkinsiu jį. 30 gramų migdolų. Taip, susismulkinu šokoladą. Dar įdėsiu vynuogių, maždaug 70 gramų. Tiek žalių, tiek raudonų vynuogių, visokių. Taip, ir čia mano bus paskutinis valgis. Varškė, saulėgrąžų sėklos, migdolų riešutai, šokoladas ir vynuogės. Matome vakarienės maistinę analizę su Chronometer programėlė. Suvedus visus ingredientus, kiek visko gavosi pagal makro ir mikro medžiagas. Vienas niuansas su suvedimu. Toks maistas kaip varškė retai būna užsienio duomenų bazėse. Sunku rasti, ypatingai patikimuose duomenų bazėse. Varškės atveju yra tik liesa varškė, kaip cottage cheese dry curd, bet mano valgyta varškė buvo pusriebė. Ir kai yra tokios situacijos, kai nėra pasirinkti produktų, tai galima juos susikombinuoti. Tai vat aš 180 gramų valgiau varškės, prisidėjau šiek tiek panašių riebalų iš kito produkto. Taip, nurodžiau kaip 65 gramai varškės liesos ir 15 gramų sviesto. Ir man gavosi čia kaip pusriebė varškė, 9%. Taigi, ką šitas patiekalas vakarienė man suteikė? Tai iš viso 665 kilokalorijas, baltymų buvo beveik 40 gramų, angliavandenių 47, riebalų beveik 38 gramų. Čia matoma pagrindinės mikromedžiagas, kurias surinkau su šituo patiekalu. Vėlgi nemažai vitamino C, nes prie patiekalo dar suvalgiau apelsiną dar vieną, nemažai geležies, vitamino E, nes buvo riešutai, buvo sėklos, kurie turi šito vitamino nemažai. Vario nemažai surinkau, fosforo. Tai dar papildomų medžiagų surinkau su vakarienė. Šio patiekalo kaina nepilni 2 eurai. Euras 78 euro centai. Ir brangiausias ingredientas buvo varškė, netoli 1 eurų. Tokia kaina vakarienės. Taigi, tokia buvo mano mitybos diena. O dabar pasižiūrėkim galutinį verdiktą. Kiekybinį ir kokybinį
maistinių medžiagų suvartojimo įvertinimą, beigi kiek man iš viso kainavo diena tokios mitybos. Dabar ekrane matome visus suvestus mano valgytus produktus. Suvedžiau viską, netgi ir gėrimus, skysčius, kuriuos gėriau prieš treniruotės metu, kurį gėriau vandenį, toliau dar arbatą gėriau dienos eigoje, tai visus vartotus skysčius taipogi suvedžiau, ne tik maisto produktus ir ingredientus. Taigi, ką rodo šitie duomenys? Matom energijos suvestinėje, kiek aš iš viso suvartojau kalorijų su maistu. Suvartojau 3261 kaloriją. Čia yra rodoma, koks yra mano energijos poreikis, kurį rodžiau prieš tai, kaip skaičiuoti. Tai didžiąją dalį energijos poreikio, mano atveju 53% sudaro bazinė medžiagų apykaita, tai yra 1744 kilokalorijos. Toliau mano aktyvumas išreikštas, paskaičiuotas pagal mane, sudarė 1220 kilokalorijų, tai sudarytų 37% visos mano sueikvotos energijos, ir dar 10% sudaro terminis maisto efektas, virš 300 kilokalorijų. Nes ne visos tas maistas, tos 3261 kalorija yra 100% pasisavinama. Aš dar turiu išeikvoti dalį energijos to maisto asimiliavimui. Tai yra virškinimui, absorbavimui ir panašiems procesams. Bet ką galim matyti, kad mano suvartota energija atitinka mano energijos išeikvojimą. Ir esant tokiai situacijai, mano svoris turi išlikti stabilus ilgą laiką, jeigu aš pastoviai taip valgau. Ką aš galiu pasakyti, taip ir yra. Mano kūno svoris labai stabilus. 82 kg jau ilgą laiką. Dabar kiek aš suvartojau maistinių medžiagų? Tai pradžiai žiūrėkime į makro medžiagas, tai yra baltymus, angliavandenius ir riebalus. Baltymų aš suvartojau 210 gramų. Tai yra šiek tiek daugiau, negu aš buvau nusistatęs savo normą. 2,2 gramai kilogramai kūno svorio. Gavosi kažkur 2,5 gramai kilogramai kūno svorio, bet tai vis dar yra normalu pagal rekomendacijas, ypatingai jeigu tikslas yra gerinti kūno kompoziciją, turėti ir išlaikyti daugiau liesos kūno masės, tai visiškai normalu. Nors čia gali įrodo, kad šiek tiek viršijau raudonai. Bet tokie buvo mano pirminiai nustatymai, kuriuos aš šiek tiek ir iš tikrųjų viršijau. Angliavandenių aš suvartojau 339 gramus, šiek tiek mažiau negu buvau nustatęs. Buvau nustatęs, kad mano poreikis kažkur 400 gramų. Ir riebalų aš suvartojau 122 gramus. Kas yra daugiau negu aš buvau nusistatęs. Bet kadangi mano suvartota energija atitinka mano išeikvota, tai nieko tokio, kad yra kažkokie nedarinkimai arba perinkimai ten angliavandenių riebalų, nes jų energija kompensavo vienas kitą. Tai važiuojam toliau, važiuojam prie maistinių medžiagų, prie mikromedžiagų. Bendrai mano mityba vertinama labai neblogai, beveik 100%. Tai surinkau visko, ko man reikia. Surinkau skaidulas, vitaminus ir mineralus.
dauguma jų yra daugiau negu 100% rekomenduojamos dienos normos. Tai važiuojam žemyn, tai vat, bendra energija atitinka mano poreikį. Čia matom vanduo, kiek aš surinkau vandens su maistu ir gėrimais. Ne tik gėrimai, čia ir maisto vanduo. Tai rodo, kad man šiek tiek trūksta, bet čia yra amerikietiški standartai. Ir amerikietiškose standartuose, jeigu aš gerai pamenu, rekomendacija vyram yra 3,8 litrai per parą. Europietiški, ES standartai šiek tiek žemesni ir aš labiau pasiekiau europietiškus standartus. Bet maždaug apie 3 litrus per dieną skysčių aš gaunu. Angliavandeniai, kaip ir sakiau, 339 gramai, iš jų net 40 gramų skaidulų. Vat skaidulų, jeigu norite sveikai maitintis, tai va vienas iš dalykų surinkti maistinės skaidulas. Ir va čia galim pažiūrėti produktus, kuriuose buvo daugiausia maistinių skaidulų. Tai avižos, tai vaisiai, riešutai, daržovės, brokoliai ir raudonasis kopūstas. Taip pat galima pasižiūrėti, kokių rūšių angliavandenių aš suvalgiau. Tai sudėtinių krakmolų aš suvalgiau 145 gramus. Cukrais aš suvalgiau 130 gramų. Kai kas įsivaizduoja, kad čia labai didelis kiekis cukraus, bet čia yra natūralus cukrus. Tai dauguma to sudarė vaisių cukrus. Šiek tiek pridėtinio, vat kaip gliukozės aš suvartojau su maistu po treniruotės. Ir toliau riebalai, taip pat riebalus irgi galima pažiūrėti pagal tas frakcijas, rūšis, kokiu aš daugiausia valgau. Tai daugiausia valgau mononesočiųjų, tai tokie riebalai kaip alyvuogių aliejus, 25 gramus polinesočiųjų. Galima pažiūrėti santykius omega 3, omega 6, tai omega 3 beveik 3 gramus suvartoju, omega 6 21 gramą. Tai vat, galima pasiskaičiuoti santykį, dabar daug kas domisi, vat, koks yra santykis tarp šitų riebiųjų rūgščių. Sočių riebalų suvartojau 34 gramus. Matom, jie nebuvo vyraujantis riebalai mano mitybai. Baltymai, aminorūgštys. Ir turbūt svarbiausias dalykas, tai vat, iš šitų mikromedžiagų tai būtų vitaminai, mineralai, kurie parodo, ar mityba yra kokybiška. Tai visi vitaminai ir mineralai buvo surinkti bent 100% tos rekomenduojamos dienos normos. Vat, kai kurių vat, keli šimtai, ten 200, 300%, bet visi buvo surinkti. Tai bendrai išvada tokia mano mitybos, kad visi šią dieną valgyti produktai patenkino mano tą energinį poreikį ir mano visų mikromedžiagų poreikį. Na ir kaina. Kiek visą tai man kainavo? Tai perbėgam vėl per visus šitos valgytus maistus. Tai pusryčių kaina apie 2 eurus, po treniruotės maisto kaina apie 2 eurus, pietus kažkur 3 eurai ir vakarienė netoli 2 eurų. Ir čia vat yra suma suskaičiuota dienos 8 eurai 66 euro centai. Tiek man vat gavosi maitintis tokiais produktais šią dieną. Ar tai daug ar mažai,
kiekvienam spręsti, vienam gal tai brangu, kitam gal tai pigu. Man tai netrodo brangu, jeigu aš taip valgyčiau kiekvieną dieną, tai mėnesio išlaidos maistui su maisto papildais, nes čia kartu ir maistas, ir maisto papildai, galbūt kelių maisto papildų, kurios vartoju dar neįtraukiu, bet jie brangiai nekainuoja. Tai kofeinas, citrulinis malatas, galbūt dadėtų kokius maksimum kelis 5 eurus prie šito mėnesinės sumos. Tai mėnesinė suma maistui ir maisto papildams pas mane retai kada viršyje 250 eurų. Tikiu, kad yra daugelis, kas išleidžia gerokai brangiau maistui, ten 2 ar 3 kartus, ypač tie, kurie patys nesigamina, galbūt užsakinėja maistą į namus arba valgo kavinėse, restoranuose, tai tikrai išleidžia daugiau. Jų vienas patiekalas galbūt tiek kainuoja, kiek mano visa diena. Bet aš jums parodžiau, kiek būtent kainuoja man maitintis žmogui, kuris tikrai mažai valgo nemažai, nes daug sportuoja, pakankamai rimtai. Tai apibendrinimui pamatėte mano šios dienos išlaidas maistui. Na ir finalui baigiamasis žodis, kokias išvadas galiu pasidaryti iš šitos savo mitybos analizės. Pirma, tai kad mano mityba, kai pats perku, pats gaminuosi maistą, suteikia man visko, ko reikia. Ir tai yra pilnavertė, subalansuota mityba. Papildomai man pirkti kažkokius papildus ar kitus dalykus nereikia. Nereikia švaistyti pinigų įvairiem maisto papildam. Antras dalykas. Tai kad tokia mityba, kaip matėte, nėra brangi. Daugelis savo mitybą išleidžia gerokai daugiau. Protingai renkantis produktus galima pakankamai nedidelę sumą išleisti mitybai. Galima ir gerokai pigiau susisukti, perkant produktus akcijų metu, kai būna didelės akcijos, tai galima daugiau užsipirkti tam tikrų produktų, arba perkant produktus didesniem pakuotėm, kurios dažnai naudoji, tai irgi sutaupai. Yra nemažai būdų, kaip galima sutaupyti dar pinigų. Taigi, sakyčiau, mitas, kad ypatingai sportininkam reikia išleisti daug pinigų. Ne, iš tikrųjų visai proto ribose galima apsisukti.